Sveiki visi, su jumis sveikinasi LTV Games. Sveiki. Ir šiandien žaisiu Don't Starve žaidimą. Nežinau tiksliai, kada jis buvo išleistas. Bet kada buvo, tada buvo. Čia žaidžiam. Taip, einam. Turbūt ne visi žinote šitą žaidimą. Čia pagrindinis dalykas yra, čia kaip Minecraftas, panašiai kaip Minecraftas, žaidi resursus renki, taip toliau. Čia beveik tas pats. Gal man tik labiau patinka šitas žaidimas, nes čia yra daugiau ką veikti. Nėra žemėlapio ribų, yra visokių įdomių dalykų, kurių dar neatradau, bet mačiau trileryje visokių įdomių dalykų ir pabandysiu juos surasti. Pažaidžiau kokias 2 valandas šitą žaidimą ir man jis tikrai labai patiko. Tai, dabar žaidžiu. Taip. Žiūrėjau. Oi. Paimk. Tai va, žodžiu. Dieve. Filmuoju vakare šitą video. Dabar kaip filmuoju be 30 minučių 7. Tai va. Ir nenustebkite, jeigu nerasite šito žaidimo download. Tiesiog, jeigu rasite, galite nusisiųsti, bet jeigu tiesiog nelabai norite ieškoti, tai paspauskit laiką mano video. Ir jeigu surinksiu 10 laiką ant savo šitą pirmą video, aš atsiųsiu linką, iš kur siųstis. O, žiūrėkit, kas čia. Norit padaryti, kad tokį kvailą dalyką. Bandom? Gerai, bandom. Sticky. O, negaliu paliesti. Man reikia tada pasigaminti visokių daiktų, taip toliau. Jūs manimoje, kodėl aš čia renku tas gėlės? Nesuprantate, ne? O dėl to, kad jos atpildo gyvybės. Po vieną gyvybę taip ir atpildo. Ir jeigu daug prisirenki jų, tai labai jas padeda. Jeigu ten susimušia kokiais vorais ar ten kokiam kiauliam, visokiais kitais baisūnais, aš tikrai nežinau, kas čia lauks manęs. Filmuosiu šitos filmukus po 10 minučių. Gal dar trumpiau, bet po 10 minučių. Nes aš filmuoju su Bandicam, tai jį neleidžia tiek daug filmuoti. Gal vėliau su frapsais, nes man kažkodėl frapsas tas grybauja. Nufilmuoju ir kažkaip... Bliu. Excellent, bliu. Okay. Stupid bird. Fucking bird. Tai va, žodžiu, komentaruose parašykite, ką man geriau daryti, kad aš tiesiog mane geriau pamėgtų, kad geriau pamėgtų. Jo. Tai va. Norit sugausi šitą kiškį? Žiūrėkit, sugausi šitą kiškį. Tuoj. Opa, viskas. Jam šakis.
Matot, kaip lengva. Tik reikia tiesiog, kad kur urvas yra, pavyzdžiui, kur šita gėlytė urvas yra, pavyzdžiui, o čia, kur aš stovi kiškis. Tai reikia jums taip apeiti, kad jo ten, arti neprieikit, nes jis pabėgs. Tada taip eini prašytą ir taip spaudė, taip patek. Ir jūs mirštat. Tiesiog nukartat ir viskas. Nes nukartat, žodžiu. Tingu labai aiškinti jums. Pasiūlykit kokių žaidimų pažaisti, nes aš jau esu suplanavęs filmuoti League of Legends ir dar kažkokį žaidimą, nebeprisimenu kokį žaidimą aš planavau. I will destroy you. Jo, tai va, tiek. Taigi renkam gėlės. Jos labai geros gėlės. Renkam uogas, nes jos labai daug maisto. Matot, čia mano yra skrandis. 97% tipo, kad aš esu neišalkęs. Tai va. Dar čia kiškis pasislėpęs. Atek! Reikia šitą nukirsti medį, nes nebeturėsiu malkų. Jau ateis toje naktis. Man bus šakės. Jo. Ir tam medieną. Čia ne kaip Minecraftas, nereikia laikyti. Reikia tiesiog spaudinėti ant medžio. Nes, pažiūrėk, vieną kartą paspausi, tik vieną kartą ir kirs. Tai reikia daug kartų kirst. Ir matote, tie įrankiai turi procentus. Kaip tie procentai bus 0, jie, žodžiu, tiesiog sulūžta daiktai. Šitame žaidime yra daug ką veikti tiesiog. Minecraft irgi yra daug ką veikti, bet šitam žaidimą irgi. Čia tiesiog reikia kuo daugiau išgyventi šitoje laukinėje baisiam pasaulyje. Tai va. Dar šitą kiškį nužudam ir viskas. Aš jums galėsiu vėliau parodyti, kaip spastus pasidaryti. Tai labai lengva. Spastai. Bet tiksliai aš reikės dar pagalvoti. Matot, čia yra prieš manęs visą laiką einantis kažkokia lemputė ir su užrašu 0. Aš nesuprantu, kam jis skirta. Bet kai pasidarai tokią šitą mašiną, reikia tų lempučių tipo, kad galėtum rūbus ten kažkokius pasidaryti iš šitos žolės. Tai va, tiek naujienų. Šitas mano pirmas video šitam channelyje, nes buvau sukūręs ir kitus video, kur ten keliau Minecraftą, bet man Minecraft nusibodo, nes jau žaidžiau 2 metus, tai man tikrai nusibodo. Noriu kažko išbandyti naujo, ir šitą žaidimą atradau. Opa, sutemo, blogai. Dar čia ne visai čia dar taip tamsu, pamatysit, kada bus tamsu. Matot, yra ta rodiklė ir nežinau, va čia reikia pasistatyti, paspaudžiu, žinoma. Campfire. Apš, blikš. Ir šitą medį nukartam. Žiūrėkit, koks ten variukas. Norit, aš jį nužudysiu. Tik čia. Ir gausi malką. Davai, tik čia. Davai. Tu toks kietas, ne? Davai, aš tu parodysiu. Mirk. Ir mėsos jau nevalgykite. Mirsit.